Sveiki, mėly bičiuliai. Lauke -12, tuo pačiu testuoju savo naują garso įrangą, kaip jinai veikia to klimato sąlygomis ar apskritai lauke. Na ir noriu pakalbėti tokią temą, dėl ko aš apskritai nešvenčiu nei vasario 16, nei kovo 11 dienos, dėl ko aš tuome šventime praktiškai nebematau jokios prasmės. Nors anksčiau labai švęsdavo ir mano giminė, ir mano aplinka labai švęsdavo, bet mes visi kažkaip, aprimome nuo tų visų šventimų. Dėl to ir Kapčiamiestyje nevažiavau būtent švęsti tos vasario 16 dienos. Atvažiuosiu, kai vykstant konkreti kova prieš tą konkretų poligoną. O dabar tiesiog nemačiau prasmės ateiti kažkokią vasario 16 dieną, pasiimti trispalvę vėliavėlę ir vaidinti, kad aš esu laisvas ir nepriklausomas, kad gyvenu laisvoje ir nepriklausomai valstybei. Nors aš jau daug kartų esu įrodęs ir dar kartą įrodinėsiu, kad mes nesame nei nepriklausoma, nei laisvoja valstybė. Ir apskritai mes čia esame formaliai kaip valstybė, bet šitoj valstybėje mes realiai jokių sprendimų nepriiminėjame. Tai eiti ir vasario 16 ir kovo 11 dieną džiugiai su patosu, su vėliavomis ir apsimetinėti, kad esame laisvi ir nepriklausomi. Aišku, galima tą daryti. Bet aš jausčiausi ir jausdavosi paskutiniais atvejais, kai tai darydavau, kad aš pats save apgaudinėjau ir kad tai nėra realu, kad iš tikrųjų tai yra kitoks moksliniais terminais tariant, yra simuliakras, įsivaizduojama realybė. Mes įsivaizduojame, kad esame laisvi ir nepriklausomi, mes rėkiame, mes džiaugiamės dėl to, ko iš tikrųjų nėra. Kiti sakys čia, Vatnikas, Stasė Jonaitė, iš Stribų šeimos čia galbūt, čia nemyli Lietuvos, tėvynės nemyli. Aš esu iš tos šeimos aplinkos, kur vasario 16 švęsdavau dar tarybiniais metais. Ten labai jau ultrapatriotai visi būdavo. Aš pats nedalyvaudavau tose oficialiuose valdiškose renginiuose, nes juose nematydavau prasmės. Man šlykščiai atrodydavo tie politikai, kurie puikiai žinom, kad yra apsivogę ir apsimelagę. O po to vasario 16 ir kovo 11 lipa ant scenos ir šneka daug įvairių gražių dalykų. Ir kažkaip labai tos visos jų kalbos skambėdavo man neįtikinamai. Todėl aš eidavau į tuos alternatyvinius renginius. Čia būdavo Kaune, Vilniuje tas vasario 16. Kaune vasario 16, o Vilniuje kovo 11 eitynės. Kaune aš eidavau nuo 2000 gal kokių 9 ar 10 iki 2016 metų. Pradžioje jis tokias atrodė visai įdomios, stichiškos, nevaldiškos, susirinkdavo daug jaunimo, susirinkdavo daug žmonių, kurie norėdavo paminėti tą Lietuvos nepriklausomybės atminimo dieną savaip. Jie keldavo teisingus klausimus, tose eisenoj būdavo tokie šūkiai kaip nei rytams, nei vakarams Lietuva, Lietuvos vaikams, arba tautinė valstybė, socialinė teisybė. Arba tokie šūkiai kaip savo žemės neparduosim, Briuseliui neparsiduosim. Visai teisingi tautininkiški šūkiai, juose būdavo keliami klausimai dėl valstybingumo, apie tai, kai mes norim tikrai būti laisvi, norim tikrai būti nepriklausomi, norim būti savo šalies šeimininkais. Tai yra labai puikios ir teisingos idėjos. Bet bėda su tom eitynėm gausi taip, ypač po visų tų Maidanų. Juose atsirado vis daugiau svetimo šalies vėliavų. Vietoj tų mano paminėtų gražių šūkių atsirado visokie ukrainietiški, slaviški šūkiai tokie. Netgi 15 metais Vilniuje per kovo 11 dieną atsirado kažkokia stilizuota, pamauta Putino galva. Prie ko čia tai ta Putino galva kovo 11 dieną pamauta ant iešmo, tai aš taip ir likau nesupratęs. Vietoj visų tenais savo žemės neparduosim, atsirado Slava Ukrainė, herojams slava, Putin huilo. Ir visą tai vykdavo, tose istorinėse vasario 16 dienos eitynėse. Ir aš kažkurio momentu supratau, kad aš irgi visiškai nesiderinu, krentu iš konteksto ir taip galvojau, ne aš vienas, nes tos eitynės, matote, įsikvėpėjusio nebevyksta, nei Kaune iš viso nevyksta, Vilniuje vyksta kažkokios ten Sinicos, gerbėjų ratelis, daro tas eitynės, bet irgi įsikvėpia. Nes žmonės, kurie anksčiau tai rinkusi, jie tapo vatnikais didžioji dalis, o vatnikai nesirenka tokias keistas šventės, jie nenori imituoti veiklos, kuri neturi jokios prasmės. Dar daugiau iš tikrųjų, daug žmonių iš tikrųjų daro kai kurios dalykus dėl to, kad tiesiog daro, nes tai yra įprasta, nes taip dera, taip darė tėvai ir seneliai, ir jie taip daro. Tarkim, dėl minėjimus. Jie įpratę, tarkim, visi, kad reikia vaikus krikštyti, nors patys neina bažnyčias, bet vaikus visi krikštė. Nes toks kaip ir įprotis, nes kaip ir dera tą daryti.
Daug žmonių kaip ir savotiškai mini tą vasario 16-ąją, nors tai nesusibasto apie gilesnę tos vasario 16-osios dienos prasme. Iš įpročio atrodo, čia nepriklausomybės diena, mes turim paminėti, mes labai patriotiški, mes labai mylim tą savo tėvynę, bet neiškelia savo klausimų, ar mes tikrai esame tokie nepriklausomi valstybė, ar mes esame tikrai tokie laisvi, ar mes apskritai esame kažkokia suvereni valstybė. Nes kai pradedi uždavinės savo tokius klausimus, tada to užkyla toks elementarus supratimas, tai jeigu mes neturim nepriklausomybės, o tą galima įrodyti įvairiausiais punktais, tai yra atsivertus konstituciją, tai yra aiškiai rašyta, kad jeigu mūsų įstatymai kertasi su europiniais, tai europiniai yra aukštesni negu mūsų vietiniai įstatymai. Mes žinome, kad neturim savo nacionalinės valiutos, mes žinome, kad sienų kontrolės nelabai turime savo, nebent išorinės, su Baltarusija, Rusija, su Lenkija ne, ir Latvija. Tai daug punktų rodo, kad toks valstybingumas pas mus toks yra specifinis, toks yra. Bet mes vis tiek išeiname ir džiaugiamės, kad esame laisvi. Mes žinome, kad dauguma Lietuvos piliečių neturi jokios sprendimo galios, mes taip per rinkimus galime ateiti atiduoti balsą už vieną ar kitą partiją ar kandidatą, nors aišku, tos partijos ir kandidatai yra atfiltruojami dažnai iki rinkimų ir mes gauname, tokį specifinį variantą. Bet vis tiek mes turim vaizduoti, kad esame laisvi ir nepriklausomi ir laimingi. Mes nieko čia Lietuvoje nesprendžiam. Lietuvo šitą vadinamą valstybę yra neprognozuojama, kiekvienais metais vis kažkokią naujieną sugalvoja, neįsiklauso vietinių gyventojų poziciją. Ta puikiai beje rodo ir Kapčiamiesčio pavyzdys, nes tiesiog valstybė valdanti kažkokią gaujelę nusprendė, kad reikia tam poligonų ir jiems nusišvilka vietiniai gyventojai gyvena, ką galvoja kiti Lietuvos gyventojai, kurie irgi palaiko Kapčiamiesčio miesto kovą. Ir bet vis tiek mes, matydami visus tos argumentus ir faktus, mes turim vis tiek įsivaizduoti, kad esam nepriklausomi, laisvi, mes čia kažką sprendžiame ir su vėliavėlėmis išeiti švęsti laisvę. Gal kitiems taip tinka, bet man niekada gyvenime netiko gyventi taip, kad, savo meluoti nuolat. Įsivaizduoti, kad mes esame laisvi ir nepriklausomi, nors iš tikrųjų tokie nesame. Įsivaizduoti, kad mes kažką sprendžiame, nors iš tikrųjų daugelį atvejų nesprendžiam. Bent jau tą formaliąją prasme, kad čia žmonės gali priimti sprendimus valstybės valdyme ir visą kitą. Mes juos galėtume priimti, bet reikėtų eiti visiškai kitokių kelių, negu jis yra standartinis, dabar yra tas kelias. Bet iš principo to standartiniu metu, kad mes čia valdom šitą valstybę, kad valstybė yra mūsų, tai taip iš tikrųjų nėra. Daug kas apeliuoja dar į tokį įdomų dalyką, kad tėvynės meilė, ar tu ginsi tėvynę, už tėvynę reikia mirti, reikia mirties. Pirmas dalykas, ką reikia suprasti, kad vasario 16 ir kovo 11 šventės yra ne tėvynės šventės, o tai yra politinės, tai yra valstybinės šventės, kada buvo atkurta vienokia ar kitokia valstybingumo forma. Tėvynė ir valstybė yra visiškai skirtingos sąvokos. Valstybė yra politinės tam tikra struktūra, kuri valdo tam tikrą teritoriją, į kurią, aišku, gali įeiti ir ta pati tėvynė. Tėvynė tuo tarpu yra tam tikra konkreti vieta, žemės gabalas, kuriame tu gimėjai, augai, kuriame galbūt palaidoti tavo tėvai ir senoliai. Tėvynė iš tikrųjų tavęs nieko nereikalauja. Tėvynė nėra jokio skirtumo, kokia vėliava plevėsos, kokia santvarka bus. Tai grubiai tariant yra žemės gabalas, kuriame gyvena konkretus žmonės arba gyveno konkretus žmonės. Tai tėvynė niekada nereikalaus, kad tu žemė mirtum, nes tėvynė neturi tokių poreikių. Tėvynė tiesiog yra vieta, kur tu gyveni, kur palaidoti tavo artimieji, tavo vėlės. Dar kalbant apie vėlės, dėl ko svarbus yra vėliavų klausimas, dėl ko man irgi nesinori vasario 16, kovo 11 išeiti kažką švęst. Vasario 16 dienos proga Kaunas pasipuošia ne tik Lietuvos, bet ir Ukrainos vėliavomis. Lietuvos tipo valstybingumo dieną. Vėliavos yra svarbus dalykas, kai tai galvoja, kad belia kokią tu vėliavą gali užkabinti, nukabinti, bet vėliavos turi tam tikrą savo vis tiek prasmę, mistinę prasmę. Kas yra vėliavos, netgi lietuvių kalbos visą tą žodį, pažiūrėt, kas yra vėliava, tai yra vėlė, kas yra tos vėlės, tai protėvių vėlės, dėl ko senovės į karus eidavo su vėliavomis, ne dėl to, kad šiaip tiesiog nešioti kažkokį skepetą, tiesiog šiaip neturi ką veikti, pasiėma kažkokį skudurą, uždeda ant iešmo ir nešasi. Ne. Vėliava simbolizuoja tam tikrą kažkokią istoriją, tai simbolizuoja tam tikrą požiūrį,
yra simbolizmas, ypač lietuvių, tenais toj kultūrai etniniai, kad ateina ne tik mes gyvėjai kautis, bet ateina ir mirusieji, mūsų protėvių vėlės, kurie mus irgi palaiko mūšyje. O tai dabar žiūrėkime, plevėsuoja Kaune ne tik Lietuvos vėlės, kaip sakoma, bet ir plevėsuoja Ukrainos vėlės, kurios neturi nieko bendro, ypač ta moderni Ukrainos valstybė, ką tai turi bendro su mumis ir su mūsų praeitimi. Be abejo, kad absoliučiai nieko. Tačiau tos vėlės irgi yra pakabinamos. Šiaip įdomus tas faktas tai, kad vėlės, tos vėliavos, jie turi esmę ne tik čia tose moderniose tautinėse valstybėse, bet ir net įmantis tos istorinius, internacionalų laikus, tos komunistinius laikus. Jie irgi turėjo savo vėliavą. Ji buvo raudona, bet jinai reiškia ką? Jie reiškia žuvusių bendražygių kraują. Irgi vėlės, protėviai, ten bendražygiai, komradai, kurie irgi žuvo ir kurie irgi, nors aišku, tai nebuvo įvardinama mistiškai, bet irgi net ir tarptautiniam komunistiniam judėjime vėlės irgi buvo svarbios. Vėliava irgi buvo svarbi, simbolizmas irgi buvo svarbus. O Lietuvoje tas simbolizmas, jis toks suplakamas dabartiniai modernioje valstybėje, prakošėbas. Vieną dieną vieną vėliavą pakabins, kitą dieną kitą vėliavą pakabins. Galutinėme variante mes jau patys nebežinome, su kokiamis vėlėmis einame kurti savo vadinamos valstybės ir kauti su mūšius vardan kažkokios valstybės, kuri dažniausiai atveju pradeda nieko nebeturėti bendro su tėvyne, su šitą žemę, kurioje mes gyvename. Ir mes gaunas taip, kad mes gyvename iškreiptos realybės erdvėje. Kažkokie skirtingi keisti mistai, kažkokie žmonės, kažkokie užsieniečiai, dažnai net nelietuviškos kilmės iš kažkur atsiradę, visokie ohmanai, mūsų stato, kaip reikia mylėti savo valstybę ir tėvynę, kas yra patriotas, o kas nėra patriotas. Įsivaizduojate, kaip įdomiai. Gaunasi taip, kad formaliai valstybė kaip ir lietuvių pagal konstituciją, beje ir netgi konstitucija parašyta tauta, bet konstituciniai visokias dvasios ir teismai išaiškino, kad tai ne lietuvių tauta, tai yra politinė tauta. O politinė tauta tai reiškia, bet kas gali tapti tos politinės tautos dalyvis. Ir tada galutinėme variante gaunasi kažkoks naujadaras yra. Ir mes vis tiek turime vasario 16, kovo 11 oriais veidais tarp svetimų vėliavų išeiti ir minėti nepriklausomybę, kurios mes faktiškai neturime. Jeigu tai viską logiškai sudėlioji, tada tu supranti, kad išeidama švęsti šventės, kuri dabar jau nieko nebereiškia, aš pasielgsiuosi šizofreniškai ir mano veiksmai būtų man pačiam iš tikrųjų nelabai suprantami. Ar aš norėčiau švęsti iš tikrųjų nepriklausomybės dieną? Labai norėčiau. Aš norėčiau turėti tikrai būti padorios, sąžiningos, visiems teisingos valstybės dalimi, kurie turėtų savo šventinės dienas, ir kurias aš galėčiau švęsti su pasididžiavimu, su džiaugsmu, su visa savo šeima išeiti ir švęsti. Norėčiau su džiaugsmu iškelti teisingą vėliavą, kuri tikrai nurodytų mūsų žmonių, mūsų liaudės požiūrį, mūsų tikrą praeitį. Ir tą vėliavą galėčiau iškelti laisvai savo norų, o dabar, pažiūrėjau, jeigu Lietuvos vėliavos tu neiškelsi trispalvės ant daugiabučio arba nuosavo namo, tu gausi baudą. Tai reiškia, tas kilimas yra netgi savotiškai skatinamas prievarta. Nors realiai, pagal visą logiką, žmonės turėtų patys savo norų, su džiaugsmu, su pasididžiavimu iškelti būtent tą vėliavą, kuri jiems yra svarbi. Tačiau valstybė reguliuoja, kokią tu vėliavą turi iškelti, kada tu turi ją iškelti, kokios formos. Jie nusprendžia, pagal visą įstatymą neturėtų būti svetimų vėliavų, bet ta junta, kuri valdo šitą valstybę, jie nusprendžia, kad galima laužyti įstatymus ir kelti kokias tik nori vėliavas, kurias jiems atrodo yra svarbus. Tai kai realiai viską taip galvoji, mastai, permastai, dėlioji visus faktus, argumentus ir tu supranti, kad nebesinori dalyvauti šitam cirke, nesinori dalyvauti šitam spektaklyje. Aš nieko aišku nesakau apie žmonės, kurie tą iš įpročio daro, švenčia. Čia yra jų pasirinkimų, jų reikalas, nereikia nieko ten smerkti, nereikia nieko tyčiotis. Bet tiesiog aš pas sąmoningai nenoriu dalyvauti šitam cirke. Ir aš norėčiau, kad ateityje mes atgautume tą tikrą valstybingumą, tikrą nepriklausomybę ir tikrai visi galėtume kartu gražiai švęsti. Gal būtų gražu tą atkurti ne šaltuoju metu, vasarą, tada būtų galima gražius žygius daryti Lietuvos gatvėmis, nesušaltume su savo
tikromis vėliavomis. Tai toks trumpas, galbūt šiek tiek paviršutiniškas pasvarstymas, galima šį dar giliau ir giliau kapstyti. Bet man įdomu, ką jūs patys galvojate ir komentaruose parašykite, kokios jums mintis kyla vasario 16, kovo 11. Aš jau net kalbu apie Liepos 6 dieną, apie kurią esu nemažai rašęs, kur iš viso yra dirbtinė šventė ir jinai nieko bendro neturi su dabartimi, yra tai dirbtinis konstruktas. Tai tiek, draugai, norėjau pasakyti. Ačiū ir iki.